9 kartus Lietuvos kata rungties čempionas, 5 kartų Europos kata rungties prizininkas, bei Europos kata čempionas, 3 dano meistras, kaunietis Raimundas Paškauskas. Taigi dėkui mūsų čempionams, tai buvo jų kata žodis verčiamas kaip kova su šešėliu. Tai sudėtingų blokų ir smūgių kombinacija, kuri reikalauja maksimalaus susikaupimo, idealaus tikslumo, greičio bei nepriekaištingo technikos atlikimo. Na, o sekančią kardomoje programoje jūs matysite Kauno, Lietuvos, Europos ir net pasaulio Kyokushin karate elito atstovus. Tai daugkartinis. Kad išvardinti sekančius sportininkų titulus turbūt prireiktų valandos, bet mes jau pasakysime pačius svarbiausius. Taigi sekančią parodomoje demonstruos nusipelnęs Lietuvos treneris, tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas, 3 dano meistras Artūras Bobelis. Taip pat daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas, pasaulio vicečempionas, Tamaševarė laužimo testo rekordininkas, 2 dano meistras Donatas Imbras. Daugkartinis Lietuvos ir 3 kartų Europos čempionas, pasaulio čempionato prizininkas, 2 dano meistras Darius Gudauskas. Daugkartinis Lietuvos čempionas, Europos čempionas, tarptautinių turnyrų nugalėtojas, pasaulio čempionato dalyvis, 2 dano meistras Dmitrij Aleksandrov. Taip pat daugkartinis Lietuvos čempionas, Europos čempionato prizininkas, pasaulio čempionato dalyvis, 3 dano meistras Andžiai Milevskiai. Ir Lietuvos čempionas, Europos čempionato ir tarptautinių turnyrų daugiau nei 7 šalyse dalyvis bei prizininkas Vytautas Ciepla.
čempionas ir Europos čempionato dalyvis Vytautas Cepa. 3-kart Europos čempionas Darius Gudauskas. Daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas Dmitrij Aleksandrov. Pasaulio vicečempionas